Labadiena visiems, dar susitinkam dar kartelį, dar viename video ir šį kartą noriu trumpai papasakoti, kaip reikia sutvarkyti mūsų ofisą iki galo, kaip sukelti dokumentus, kaip surašyti trūkstamus duomenis. Taigi, kad padarytume šitai, reikia ieškoti mūsų profilio ir ten viską užpildyti. Na, aš manau, tikiuosi, kad šitą puslapį, kuriame čia esame dabar, visi pažįstame. Visi žinom, kur randamės, nes tai yra pats pirmasis, kuris mums atsiverčia. Taigi, kad užpildyti profilį, be abejo, einame į mūsų profilį. Spaudžiame skyrių profilis ir paspaudę šitai, mums atvers mūsų tokį puslapiuką. Čia, aišku, ateityje manau, kad galėsime įdėti savo nuotraukėlę, kol kas šito negalim. Kol kas užpildom tuos duomenis, kurie būtini. Tai yra, jeigu žmonės tie, kurie anksčiau registravosi, jie dar neturi čia įrašytos gimimo datos, vadinasi, turėtume paspausti edit ir įrašyti gimimo datą. Tie, kurie registruojasi dabar naujame ofise, jau iš karto registre reikia įrašyti mūsų gimimo datą. Na ir pirmiausia, ką mes čia turime šitame skyriuje užpildyti, tai yra sukelti mūsų dokumentus. Spaudžiame Document Files ir, kaip matote, randame 4 tokius kvadratus, 4 langus su kryžium tokiu, tai yra tušti langai. Mes turėsime čia įkelti, užpildyti 3 pirmuosius, 4 tai čia reikalingas tik tai atskirais atvejais. Pirmiausia, pirmame langelėje turime įkelti mūsų dokumento kopiją, mūsų, pavyzdžiui, jeigu registravome su asmens tapatybės kortele, tai keliame kopiją iš tos pusės kortelės, kur yra nuotrauka. Antrame lange keliame tos pačios kortelės kitos pusės nuotrauką, tai yra iš atbulą pusę. Na ir trečiame langelėje keliame bet kokią sąskaitą, faktūrą, bet kokį kontraktą, bet kokią sutartį, draudimo, bet kokio pirkinio sąskaitą, faktūrą, kurioje būtų mūsų pavardė ir mūsų adresas. Tinka galbūt, nežinau, galbūt kokį automobilio draudimą turite, galbūt turite, pirkote kažką internetu, turite kažkokią sąskaitą, faktūrą, galbūt mokate už šviesą, gaunate sąskaitas, galbūt mokate už telefoną, galbūt internetu, už internetą mokate, paimkite vieną iš tų sąskaitų, bet koks dokumentas tinka, kuriame būtų jūsų pavardė ir jūsų adresas. Na ir paspaudžiam šitą mėlyną langiuką, klavišą. Na ir be abejo, jokių problemų, spaudžiame pilką dalį Select File, tai yra išsirenkam iš mūsų kompiuterio mums reikalingą failą, tai yra mums reikalingą dokumento kopiją ir tiesiog sukeliam 1, 2, 3 ir paspaudžiame Save. Ir tokiu būdu susikels mūsų dokumentai. Jeigu sukelus dokumentus iš karto jų čia nematysite, neišsigaskite, kaip taisyklė reikia išeiti iš ofiso, paspaudus Logout. Ir kai prisijungsite iš naujo antrą kartą, jau matysite čia sukeltus dokumentus. Jie būtini, nes jeigu nesukelsi dokumentų, ateis diena, kai tiesiog nesikaups pinigėliai. Taigi, kai sukeliam dokumentus, šita dalis jau sutvarkyta, tada mums reikia užpildyti tai, ko trūksta. Spaudžiame čia po mūsų būsimą nuotrauką kvadračiuką Edit ir mums duoda kitą tokį langelį, kuriame pildome tai, ko mūsų prašo. Viršutinį langą galite palikti nepildytą, bet čia, kur rašo adres, tai įrašykite gatvę. Na, aš gal nenoriu rašyti, kad man neužsifiksuotų, bet gal nefiksuosim. Čia įrašysiu gatvę, čia įrašysime numerį, namo numerį, čia įrašysime butą. Na ir jeigu gyvena didesnė mieste, galite įrašyti miesto dalį, kurioje gyvena. Čia galima ir nerašyti nieko, galima palikti tuščią. Aš, pavyzdžiui, rašiau centre, nes gyvenu miesto centre. Ir čia būtinai neužmirštame mūsų pašto kodą. Na ir čia parenkame valstybę, kurioje, tarkim, gyvenate, ar ne.
gal negaišiu laiko, nerodysiu kaip parinkti, manau, čia pakankamai paprasta. Kai išrinksite valstybę, kurioje gyvenate, tada aktyvuojasi šitie du sekantys langeliai, tai yra išrinkus valstybę duos parinkti regioną ir miestą, ar ten kaimą tame regione. Bet aišku, dabar jie neaktyvūs, matot, tokį ženkliuką raudoną rodo, kad negalim tol, kol neišrinkom valstybę. Kai išrinksim valstybę, mums leis parinkti regioną ar ten rajoną ir mums leis parinkti miestą. Na ir čia įrašome telefoną, galim rašyti ir mobilų telefoną, ir namų telefoną, jeigu turim. Na ir čia jau pasirinktinai norim pildom, norim nepildom Facebooko profilį arba Twitterio profilį mūsų arba YouTube'ą. Žodžiu, šitie 4 paskutiniai neprivalomi, nebūtini. Kai užpildėm tai, kas privaloma, o tai, ką išvardinau, yra privaloma, užpildom čia viską ir paspaudžiame save. Negaliu spausti save, nes mano niekas neužpildyta, nenoriu, kad užsifiksuotų, pavyzdžiui, kad ir tas žodis gatvė. Žodžiu, paspaudžiame save ir mūsų duomenys užsipildė, susitvarkė. Tokiu būdu turime visus sutvarkytus mūsų duomenis, kurių reikalauja. Čia dar prašo banko duomenis, tačiau jų rašyti nereikia, kadangi patogiausia, greičiausia ir pigiausia mums yra naudotis kortelę, kurią galima užsisakyti mūsų kompanijoje. Ir tokiu atveju banko duomenys neprivalomi. Čia mes dar turime passwords skyrių, tai yra mūsų visi slaptažodžiai, kuriuos galime pasikeisti. Pats pirmasis slaptažodis, tai yra eina kalba apie tą slaptažodį, kuriuo prisijungėme į mūsų ofisą. Jeigu norim pasikeisti, tai tiesiog spaudžiame slaptažodžio keitimą ir pirmiausiai įrašome seną, o po to 2 kartus pakartojame mūsų naują slaptažodį ir jis užsifiksuos. Na ir čia antroje dalyje, apatinėje dalyje, tai yra mėlynas šitas klavišas, reikalingas tiems žmonėms, kurie registravosi anksčiau ir ankstesniuose registruose neprašė įrašyti, neprašė sugalvoti PIN kodo, reiškia, kas jo neturi, tai tiesiog spaudžiame šitą mėlyną klavišą ir automatiškai mums PIN-ą atsiunčia į mūsų elektroninį paštą. Tiems, kurie registravosi dabar naujame ofise, jie jau registrė sugalvojo savo PIN-ą. Tačiau taip pat turime funkciją pasikeisti. Ar mums atsiuntė kokį nors sudėtingą, kurio prisiminti negalim. Arba tiesiog, kas kiek laiko galim pasikeisti saugumo dėlį. Tai tiesiog spaudžiame PIN-o keitimą ir lygiai taip pat, kaip ir slaptažodžio keitime, pirmiausiai įrašome seną, o toliau 2 kartus pakartojame naują, save, reiškia išsaugojame ir mūsų PIN-as pakeistas. Taigi, iki sekančių video, iki sekančių susitikimų kitose video. Gero jums visiems darbelių.